Australas. Turim fantaziją pabražyti, taip, kol kas nesugadinta fantazija, įvyko pramušimas, savaitinė žvakė atitinka kol kas, taip, kitą savaitę turėtų pagrįžti ir toliau fantazija gali būti įvykdyta, viskas tvarkoje. Kol kas viskas gerai, pagal fantaziją įvyko praeitą savaitę uždarimas, pramušė lygį, sustoja prie kito lygio pavaizduota, taip, 1.01 kažkur tai 50 ir dabar atšakinėja, grįžinėja, dar visą savaitę turim tam atšakimui tos fantazijos vykdymui. Taip, dieninis periodas pramušė dieninį trendinį liniją, pramušė dieninį spygliukų liniją, šiandien buvo grįžimas prie dieninės spygliukų linijos, taip, ir jau atšoko 60 punktų, visai galimas variantas, kad mes važiuosim toliau į apačią, taip, nes mūsų jau čia šitoj vietoj nieks nelaiko. Niekas nelaiko, kažkokių rimtų pasipriešinimo linijų mes neturim. Turim dar gan neblogą lygį 1.028, 1.0.130. Ja? Gan stiprus toksai gali būti pasipriešinimas, bet greičiausiai mes jį įveiksim ir išvažiuosim. Aš vis dar tikiu, kad čia kažkur tai duos dar gilesnė korekcija link 1.290, taip, link šitos vietos ir tada sell jau galingas bus. Nu, jeigu nedos, tai reikės ieškoti vietos, kur ten pakeliu įsiterpti tą judėjimą. Ketvirtukas pramušas trendas, trendinė linija, šitą jo davė vieną atšokimą, dabar atėjo atkartoja ir vėl atšokinėja, tai gan neblogai veikia medianą. Matom, kad potencialas gan didelis, vienintelis čia tik tai jau variantas toks gazdinantis, gan pavojingas gali būti, taip, biškinu jau istoriją, nežinau, kad ten buvo taškas dar vienas, taip, va, mes turim čia 3 taškų palaikymą ir čia visai galimas variantas, kad pagal ketvirtuką mes sustosim ir darysim gilesnį atšokimą, gilesnį korekciją. Taip, jeigu paimsim mūsų Fibonacci lygius, irgi matom, kad buvo klasiška korekcija, taip, dabar klausimas atnaujinsim judėjimą ar neatnaujinsim to judėjimą. Jeigu atnaujinam, FIBA tempiam toliau ir viskas tvarkoja. Jeigu neatnaujinam, tai tada grįžimas prie 3.8 arba net prie 50 ir tik tada važiuojam į apačią. Man palankesnis antras variantas, jo lauksiu ir tikėsiu, kad jis bus, to labiau, man atrodo, čia artimiausiu metu Australui turi būti gan toks didelis naujienų paketas. Tik net neatsimenu, kada aš tą mačiau. Aha, va. Bedarbystė. Taip, pas mus kada? Ketvirtadienį. Ketvirtadienį pas mus bedarbystė ir vat ketvirtadienį visai galimas kažkoks toks pajudėjimas. Taip, dar ketvirtadienį pas mus septintukas. G7 jau pradeda mitingą savo. Dažniausiai nieko ten nebūna, bet visko gali būti per tokius svarbius įvykius. Taip? Va, tai šitoj situacijai su Australu dar fundamentą galima palaukti ir galbūt, prognozuoja, pavyzdžiui, kad pasikeitimas į teigiamą pusę bus, bet bedarbystės tas reitingas padidės. Taip? Kas bus, žiūrėsim ketvirtadienį. Prieš naujienas patarčiau nieko nedaryti, palaukti naujienų rezultato. Valandinis periodas jau mes turim, sakysim, tokį naujus aiškius taškus, taip, turėjom čia viršui, labai gražiai viskas veikia, taip, buvo trendas, perėjo į naują lygį, taip, matom, buvo čia grįžimai gražus, taip, dabar mes perėjom į naują lygį. Galim projekciją daryti, tokius variantus, taip, galim braižyti naujas linijas pagal naujus taškus, ir turėsim jau gal tikslesnį mūsų trendą. Taip? Tikslesnis trendas, krentantis, čia buy, bet prieš trendą, čia sell ir pagal trendą. Viskas tvarkoja, galima trendą viduj prekiauti. Taip? Vyksta pramušimas, grįžimas prie pramuštos
Ir važiuojam. Jeigu į viršų, tai buy, jeigu į apačią, tai sell ir ten jau gan kiti tikslai, sakysim taip, jo. M15 periodas. Turim ir gražių vietų, gražių konsolidacijų ir dabartinė artimiausia, turim pagal apačias, čia daug buvo atšokimų padaryta, taip, kur galima trumpalaikius sandarius daryti. Dabar gali sustoti, taip, pagal viršutinę projekciją. Galim biški žemiau turim vietą. Galim biški žemiau sustoti, bet aišku, aiškesnis sustojimas tai bus čia kažkur tai. Ir galim vėl pusę nakties stovėti, arba visą dieną, čia visą naktį stovėjom, taip, šitą vietą. Galim vėl stovėti ir dirbti. Australas tokius dalykus irgi mėgsta, taip, ir galima to pasinaudoti. Viskas, kitą apžvalgą darysim ketvirtadienį 5 valandą pas mus čia. Taip.